Sveiki, šiandien noriu su Jums pašnekėti apie individualią mediciną ir ką aš asmeniškai naudoju savo medicininiam pakete. Aš nepavadinčiau tai visiškai AIFEC, nes yra tam tikrų trūkumų arba apribojimų. Tai šiuo atveju apribojimas stipriai yra vieta. Į didesnį AIFEC dėklą jūs galite daugiau visko susidėti. Šiuo atveju aš naudoju taip vadinamą rolą. Rolas tai yra tiesiog cilindro formos dėklas iš vieno galo ir iš kito galo. Jie yra visiškai vienodi su velcro platforma vienoje kitoj pusėje, kurią jūs galite kabinti pas save ant jūsų šarvinės liemenės. Tai labai puikus variantas, šiuo atveju netgi Lietuvos kariuomenės antrai versijai liemenių, pavadinkime taip. Tai jinai kuo puikiausiai ant jo užsideda. Ir kitas dalykas, kodėl aš ją naudoju, tai jinai neužima labai daug vietos. Tai pats rolas susidaro iš taip vadinamos kišenės, į kurią mes viską dėsime, ir būtent pačio dėklo tos kišenės. Kai jūs komplektuojatės savo individualios medicinos paketą, jūs turite atkreipti dėmesį į Marshall algoritmą ir turėti visas priemonės, kuriomis galima būtų jums padėti išgelbėti jūsų gyvybę. Pirmas pagal Marshall algoritmą yra masyvus kraujavimas iš galūnių. Tai šiuo atveju tam reikia turėti turniketą. Turniketas neina į dėklą, nes jis visą laiką turi būti šalia jūsų. Ant jūsų šarvinės liemenės, ant jūsų diržo, kad jūs galėtumėte pasiekti su viena ranka ar su kita ranka ir suteikti savo pirmąją pagalbą. Kitos priemonės masyviam kraujavimui, šiuo atveju, jeigu tai yra kraujavimas iš pažasties, iš kaklo, iš kirkšnės, yra kompresinis bintas. Vienas iš jų yra paprastas, kitas yra su hemostatiku. Hemostatikas leidžia greičiau krešėti kraujui ir užverti pačią žaizdą. Mes turime pagalvoti ir apie kvėpavimą. Tai kvėpavimą mes turime nazofaringinį vamzdelį ir lubrikantą. Jeigu pas mus yra sutrikęs kvėpavimas, kvėpavimo ritmas, didelė tikimybė kažkas yra su plaučiais. Jeigu yra peršauti plaučiai, mums reikalinga pasirūpinti jais. Tai yra dvi priemonės. Pirmoji priemonė yra chest sealas. Antroji priemonė tai yra dekompresinė adata. Dekompresinės adatos neturiu, bet yra markeris kaip identifikacija, kad jūs žinotumėt, kas yra dekompresinė adata ir kad jis lygiai taip pat yra dedamas į AIFEC. Dabar dekompresinė adata, daugelis sako, ką man reikalinga, aš nemoku ją naudotis, bet aš rekomenduoju, netgi jeigu jūs nemokate naudotis, ją turėti pas save medicininiam individualiam pakete. Priežastis yra labai prasta. Tas paketas bus naudojamas ant jūsų. Ir jeigu ateis medikas arba kolega, kuris moka naudotis dekompresinę adatą, didelė tikimybė, kad jums bus išgelbėta gyvybė. Toliau, mes turime izraelietišką spaudžiamą įtvarstį. Taip pat mes turime plėvelę nuo hipotermijos. Turime markerį su sužeistojo kortelė, turime pirštinės ir turime teipą. Tai visos šitos priemonės eis į šitą taip vadinamą kišenę. Kaip visas šitas priemonės sudėti į būtent šitą taip vadinamą rolą? Viskas labai paprasta, pasiėmame šiais sealus pačioj pradžiai, dedame iš vienos, iš kitos pusės, kaip matote, čia puikus priėjimas yra. Ir šiek tiek jie, sakykime, išeina per kraštus. Toliau, imame pačią kortelę, irgi dedame į apačią. Toliau, pati plėvelė. Jinai dažniausiai ateina tokia. Aš rekomenduoju ją išimti, nes kitaip nieko neišeis. Ir įdėti į kitą maišelį. Priežastis yra tokia, kad kai jūs dabar viską dėsite, gaunasi tai vadinamas sumuštinis. Ir jeigu sumuštinis storas, jūs tiesiog nesusuksite. Taigi, dedame dabar plėvelę ant viršaus. Taigi, čia vienas ant kito persidengia šiek tiek. Na ir pagal kraštus, kaip matote, kraštai yra išėję. Spaudžiam, kad viskas būtų kuo geriau. Toliau. Turime
nazofaringinį. Nazofaringinį mes dėsime čionais. Įsivaizduojama dekompresinė adata, kurią mes dėsime čionais. Dabar dekompresinę adatą galima, kadangi turime markerį, kuris yra tokio dydžio, tai galima jį dėti šalia dekompresinę, sakykime, tokiam, sumažinti šiek tiek erdvės, vietos, kad kuo patogiau mums viskas tilptų. Toliau. Turime patį gauzą su hemostatiku. Dedame čionais. Šiek tiek, vėlgi, visą laiką stenkitės viską taip kompaktiškiau sudėti. Turime izraelietišką. Izraelietišką aš rekomenduoju ištraukti iš plėvelės. Jis yra kitoj plėveliai. Vėlgi, mūšio lauke yra reikalų. Vieną išplėšti, kitą išplėšti, jeigu viskas greitai. Tai jūs savo palengvinsite darbą. Ir šiuo atveju kišu izraelietišką čia. Jis biškį taip persidengia. Taigi turime šiek tiek perstingimą. Toliau pasiemam likusias priemonės. Taip šiuo atveju mes turime kitą kompresinį gauzą, kuris galimas dėti čia. Toliau pirštinės teipą ir lubrikantą dedam čia. Ir turime taip pat plius minus atrodančią aifeką, kurį mes turėsime dabar susukti. Pasiemam kaip kažkokį tai sumuštinį, kaip rolą, ir aš tiesiog jį užsuku. Sutvarkau galus. Ir pažiūrėkite, ar viskas puikiai pas jūs yra sudėta. Ir turime va tokį roliuką, kurį mes dėsime į kišenę. Dabar, jeigu jūs galvojate, kad jūsų rolas gali kažkaip tai atsidaryti, galite uždėti vienoj pusėje gumą, kitoj vietoj gumą. Bet kaip patys matote, viską mes šiandien sutalpinam. Pasiemam kišenę. Į ją įstatom mūsų rolą ir galite sukomaisiais judesiais, jeigu yra sunkesnis dėjimas. Ramiai, po truputį. Įstatyti. Ok. Dabar. Kaip patys matote, ant kraštų mes turime tokias timpas, kurias, kad neiškristų, užtempiam. Turite aifeką, kad ir mažiau negu į didesnį galima dėti, bet iš esmės tai neužima labai daug vietos, kompaktiškai užsideda ant Lietuvos kariuomenės šarvinės liemenės,
kurią jūs visą laiką galite priešai save nešioti, laikyti. Ir jūsų kolega, kuris norės jums padėti, išgelbėti jūsų gyvybę, kuo puikiausiai viską turės ir galės tuo pasinaudoti. Tai yra taip vadinamas rolas, kurį rekomenduoju išbandyta, kuo puikiausiai asmeniškai man atlieka savo funkciją.